Labryt. Antras ryts. Vis dar vaizdą gražus. Aišku, biški debesuočiau. Bet vis tiek gražia. Vakar jau 4 valandas kažkur užtrukom, kol sueditinau video. Ir tada įkelėma dalis čia kalnus, internets nėra pats greičiausias. Tai per naktį palikau uploadint, susiuploadinu 10%. Tai aišku, ten toks gan ilgas video, tas gal nebus toks ilgas. Bet dabar bandau uploadint iš naujo, arčiau modemą. Jeigu matysiu, kad nelaba, tai šiandien mes vėl važiuosim iki miesto porą kartų. Tai mieste turėtų gal geresnis internetas būti ir bent jau iš telefono tada pasišėrinsiu, uploadinsiu. Nu, bet kokiu atveju šiandien to įkrėsti, bet kokią kainą. Kitaip važiuosiu į McDonald's. Sėdėsiu vis vakar McDonald's, gal pasiuploadins video. O dabar parodysiu pusrytainį. Dovid sakė jau pavalgį, nes sunkstai kelas, tai dabar tik kavą ger. O aš mėsos, sūriaus ir danonkių. Vakar tus danonkius krautuvėje pamačiau. 8 vienetą 2 eurą. Tai pasiėmiau. Vakar 2 suvalgiau, šiandien 2 suvalgys. Ir dar turėsiu praktiškai visą savaitę. Na ir sulčikių. Čia yra miksas kažkoks. Dabar pavalgyti reikia ir važiuosiam į miestą, kaip supratau. Da pagalvojau, kol neišjudėjom, padarysiu tokį apibendrinimą vakar dainos. Tai koks jausmas aplamą važiuoti. Šiaip realiai galėčiau savo motociklų teisės tiesiog pasidėti stalčių. Nes viskas, kon žina apie važiavimą asfaltu, gali pamiršti, nes viskas yra visiškai kitaip. Teik nuo to, kad nuo paties principo važiavimo, kad tu negali linkti posūkius, kad turi būti daug labiau užtikrintesnis negu jau ant asfaltą turi būti ganėtinai užtikrintis daug kondara, o ant žvyro dar labiau, nes, pavyzdžiui, ten, kur nukritau, ne? Tai pagrindin nukritau, nes nebeapsisprendžiau, kur važiuoti. Tai kadangi Dovidas vis laik važiuojant pirms, aš stebu anuo liniją ir bandau tą pačią liniją važiuoti. Tai pirmą posūkį dalį aš mačiau, pro kur jis važiavo, o paskiau nebežiūrėjau. Ir gavos, kad nebeapsisprendžiau, ar vidinį liniją, ar išorinį liniją. Dar užsigazavo, nes ten buvo labai biurs toks, grina, čiutnek apsmėlis, nes nesupresau žvyrus visiškai. Ir man užsinešė ir man reikėjo tiesiog dėti gazą ir išvažiuoti, o tiesiog buvau ir nukirtau. Nes tiesiog nebuvau užtikrintoma, nebuvau įsitikinęs, pats nebuvau užsibrėžęs daryti ton, ko darau. Tai čia tokia pamoka išmokta, nes kap nekrenti, nieko neišmoksti realiai. Aišku, aš dabar važiuoju lėta, labai lėta. Pirms, antras, paskiau tik antro dienos pusėje jau grįžtant numėjai pradėjau ir trečią jungti. Nes viens dalyks, aš nematau kelio, nes neturiu, patkreipkite dėmesį, aš neturiu nei jokio GPS prieš savi, nei, nieko, kad matyčiau, ar koks posūkis bus, ar aštrus posūkis, ar neaštrus posūkis. Tai aš neskubu, stengiuosi kuo daugiau stabdyti variklio, kad, nes taip saugiau paprasčiausiai. Ir aš manau, kad geriau po biškį, negu, nors karts ir atrodo, kad čia galėčiau greičiau pravažiuoti, bet nereikia. Nes čia kaina klaidos nebūtų pati mažiausia, ypač kai, jeigu atkreiptume dėmesį, kur važiuoji ir yra skardis tau po šonu. Va tokiai skardžia ir tu, būtų reikalų. Šiaip bats gera, kad aukšts, didžioji kur nugriuvau didžioji smūgiaus dalį sugėr, nes motociklas tiesiog visišką koją prispaudė ir vieno pusė buvo motociklas, kito pusė akmuo aštras. Tai yra bišk mėlyninkojus virš batą jau. Tai realiai, jeigu dar būčiau su kokiom kelienų apsaugom, tai nieko nebūtų buvę.
Nes grina, realiai, ant bata netgi matos, gal paskiau nufilmaus, ant bata netgi matos, kur buvau suspaudims įvykis. Tai realiai ten, kur buvau bats, nieko nepajutau, bet virš bata ten jau buvo akmau. Tai tas akmau biškį paliek mėlyn jautų šiandien, o antrą dieną. Bet nebaisi, visas tvarko. Tai o grįžtant prie klaidų, tai aš geriau neskubėsiu, išmoksiu savo tempu, bet nenukrės nuskardžiaus. Tai manau, aš manau, kad aš darau teisingą taip mąstydams, nes geriau lėta ir užtikrinta, negu greita ir galima kalną. Nes vis tiek man pati ta konsistencija kelio yra visiškai nepažįstama, nes iš tikrųjų yra visiškai kitoks negu mūsų žvyrs, visiškai kitoks negu mūsų miškų keliai, nes pas mus dar plius minus yra keita. O čia kelias į toks, kad momentas mums atrodo, kaip ir viskas okei, kaip ir tiesiog lengvas žvyrkeliuks, bet momentas labai būn va tokių visokių akmenų. Yra nei, čia tokiai mažesni, yra didesnių, didesnis. Ir tokių ir labai daug. Ir momentas būn taip iš tau kelias atrodo. Ir tie akmenys seniai visi labai yra nelygus. Labai daug yra lietaus visokių išgraužų, nes jeigu matėt šitą pavyzdžių. Čia atrodo kaip ir tvirtins, bet čia yra visiškas lydimi. Tai ir dar visokių tokių išgraužų yra labai daug, nes turbūt matėt, kur čia peržinius rodė, kad čia plaunu lytus ir panašiai, kur visą Ispaniją buvo nuplauta. Įsivaizduokit tus kalnus taip šitą pėlą. Ir tokis išgraužus būn labai daug kur. Ir labai daug kur tenka pasirinkti, katron liniją nori važiuoti, nes viena pusė yra kokius 2 išgraužus keliai ir tu turi į tarpą tų išgraužų važiuoti, nes per pačią išgraužų važiuoti tai yra nesąmonė. Tai ir tikrai ko mokytis, bet šiaip žiauriai patinka, visiškai naus challenge'as, pats važiavimo jausmas. Toks tu jautys, kaip, net nežinau, kaip apsakyti, bet žiūri į šoną ir tu matatus kalnus, tom vaizdą. Ir, sunku žodžiais apsakyti, nes toks vaizdas, kad važiuoju užkariauti pasaulį, nors iš tikrųjų ten pirmo antrų bėgių vos velkys. Tai, jo, šiandien dar turi atskrėsti dar vienas Motofox'o kolega, Žilvins. Tai, kiek žinau, man irgi netor per daugiausia patirtais, tai būsiam 2 neviekšlas. Aišku, orus rodo nekokius nuo rytojaus, tai bus matyti, bandysim važiuoti ten, kur orą geri, nes čia ir kalna visur, ir vieno kalno pusėje gali būti vienoks oras, kito kalno pusėje gali būti kitoks oras. Aišku, kai palyn visi tai iš to žvyra, vestos išgraužos, dar pasidar sudėtingesnis. Tai nuo šiol tik sunkės. Tik sunkės man progresas. Bet, nežinau, kol kas aš prieš važiuodams turėjau labai didelis lūkesčius ir galiu pasakyti, kad visi ir daug geriau negu aš tikėjausi. Tai žiūrėsim, kon šiandien ir paruošus. Gerą žiūrėjom. Nauja diena, nauji iššūkiai.
va šitas žvyrsas žiaurės, slidus ir toks, kur net ne žvyrs, o akmenis. Ir va, tai jeigu dabar va, slysti, tai ir nuslysi į prarąją. Asfalts. Tokias kalnas šiaip įdomu važinėtis, kai tokia vaizda. Šiandien ketvirtadienis, o motociklistas. Atvykome į degalinę. Čia reikia pirmą susimokėti, tada tik leidus įpilti kažko. Bet žiūri veidrodėlis, bent jau teik. Wow. Miesto panorama atsivėrė. Pažiūrėkit, kaip keita atrodo tos trobs ten. A kas čia yra? Ai, čia butai jau čia. Atrodo
nuorodka apartamentų, tiesiog pastatą. Žiūriu, jis pana nelaba traukas greitosiam. Dovida posukė. Kas čia per sankryžą? Turiu nujaut, kad tikrai ne pagal taisyklis aš čia pravažiavau. Kartalio, vedly. O, CF Moto. Pasiparkaukiam. Šiaip netiep susišnekėjom su servizu, paaiškinom, kam problema. Tada sako, bandys padėti. Tai einam. Ten prieš tai buvom prikrauti, jūs pasirodo, čia jau yra garažas. Tai garažai jau atlikilė remontus. CF Moto, wow. Palikom vieną iš motociklų aptarnavimų. Tik kadangi rytoj išeigienė, tai šiandien nepadarys. Padarys pirmadienį tik tą. Tiksliau, šiandien ketvirtadienis, bet kažkodėl pas mums jau rytoj yra tipo išeigienė. Ir tada savaitgalis, tai jau besigaus, kad padarys pirmadienį. Tai dabar sėsiam vėl dviejų ant vienų cefų. Važiuosim iki Trobos pasiimti antrą. Ir tada per kalnus važiuosim iki oro uostą pasiimti kolegas dar vieną. Ir jau būsim 3. Tai dabar dar nueinu motociklo telefonų laikikliaus pasiimti. Ir važiuosim. 2. Vėl bus jauku, kaip ir pirmą naktį. Džiaugas. O, galpisteris. Skalbam maldėlį. Šiandien pats važiuoju kelius priešėkis. Čia paramoka. Čia su hardais važiuoju. Tu načiau čia vertical climb. Žaidom, score limits. Žinok, man mam supyks ant tavęs. Aš nieko nedarau. Čia žinėjausia. Palei kraštą. Ne. Kur tu? Aš nušoksiu specialiai. Ai, tai tu nušoksi. Ne, nenušoksiu. Tavęs nebevesti? Nebebus kuo vežti. Kaip? Aaaa.
Tai žiūrėk, pagalbos telefonų numeris priklijos. Ble, vos nenukritau. Dėl to ir numečiau, nes pajaučiau, kaip tavo koja man per koją palėtė. Nes batai dideli. O mes jau pradėjom vinkiai. Kaktusą. Pažiūrėk, kitos pusės. Ferma. Tai ką paugėjant tokius šlaitus. Vaizduoju, dabar, pažiūrėjau, mes ką nors augintumėm. Reikia tokiam vertikalumi. Susirinkti. Mes čia skaitos važiuojam į oro uostą. Ir į Burger Kingą, kad įkelt video. Čia pamokins dabar biškio fraudį. Va, tos išgraužus, ar pasakoju, ryt. Tai čia dar nie, bet jie tai klum tam tokių, kur paskėsti.
ten kaip Tuskanio gladiatoriaus filme. Wow. Aš prisižiūrėsiu, žiūrėjau kartą. Treneris atsistoja, ir aš kur atsistoja. Gerai kalnėm. Eik tu savo. Jau kai pamatau, kad Dovydas naudos stabdžius, tai ir aš tada nebesku. Nes tie ant stabdžių nenaudoju. Pavyko, šiaip ne tie Burger Kingi buvo betkiek greits internetas, tai kol pavalgėm ir įsikėlė video. Esam čia prie pat oro uosto, šitą oro uosto antenatą, ir ten ir pakėlėm toks iš čia parkėls lėktuvą. Tai važiuosim dabar iki oro uosto, ten kur muni pasiėm Dovydas, mes ten pasiimsim Žilviną. Ir tad važiuosim į Trobą. Ir šį kartą aniai abudu važiuos ant vieno motociklo. Tai bus jauku, man atrodo. Nes aš su atskiru važiuosiu. San Miguelio gamykla! San Miguel! Nu kaip? Kaip čia pasakius? Gerai, ne? Ten išvažiuot su mocu į tokį, nu blėt. Jis mane naktį čia atvežė. Tamsa, čia visiška tamsa naktį yra, nes niekas nešviečia. Žvaigždės tik.
Tiek čia žiau, kad užgesa. Ai, tai jo, atsimink, kad tu kai pradedi čiuožti, turi sankabą išspausti. Jo. Nu. Aš negalvoju, kad tiek toli čiuoši. Ai. Čiuoži, jau pradedi čia žinėtą, ne? Pargrįžom į Trobą. Parsivežėm Želviną iš oro uosto. Ir dabar reiks dar važiuoti Malkų, parsivežti laužiukų. Šiandien daug mažiau off-roadų teko važiuoti, nes pagrindė į miestą, po miestą. Bet jau pradedu specialią biškį aštriau gazą paduoti, aštriau pastabdyti, kad specialiai praslystų tą padangą ir kad pajausčiau tam patys slidimą. Nes to persimo šitą baimį, nes pirmą dieną tikrai jaučiau, kad biškis lysti jau baisė. Nors ant žvyrant tau nikad nebus kaip ant plento taip. Tai labai įdomu tokias, kad iš naujo mokaus važiuoti tiesiog su motociklu visiškai. Nes sunsa ir kitoks, ir man pačiam dar reik, kadangi žemė dagauju gan sunkiai. Ta prasme dagauju, bet nėra taip, kaip ant man važiau Yamahas, kur aš abi kojas galiu iš karto ant žemės pasidėti pilną. Čia yra arba vien koja pilna, arba dvi kojas po pos kojas. Tai prie to tas nelaba prideda to pasitikėjimų, bet pradeda po biškį jausti. Tai gerai situacijai, dar aptarsim su treneriu pastabas. O žiūrėk, žemaitišką pradėjo šnekėti. Mansgi iš Klaipėdos rajono ir mans biškį suprant. Normaliai suprant. Normaliai suprant? Ko ten gersi? Ai, Red Bulls. O Žilvens kona jau ir pralauštas šaltas vienas. Tuoj. Klausom. Jau. O. Yra. Drabunčiom rankom iš oro uosto išėjai. Sako, San Miguel, por favor, San Miguel. Tai va. Žiūram, kas toliau bus čia šiandien.